2 BMW grįžo iš Vokietijos, vėlgi E9. Nu, mums jie patinka. Iš tikrųjų, viską žinome apie juos. Ne pirmi metai taisom juos, tai šiaip visus niuansus viską žinom. Vienas grįžo visiškai be defektų, šitas mėlynas, o juodas pardavėjas sakė, kad variklis kala. Nu, realiai siuntė mums video. Ir tikrai girdėjausi, kad kala. Tai nusėmėm vožtuvų dangtelį, pasitikrinom purkštukus, purkštukai geri. Reikės pasitikrinti, ar stūmai netrūkė ir pasitikrinti, ar degimas ant dantų stovi. Tai šiandien sekmadienis. Aš irgi atvažiavęs čia tik tai taip pafilmuoti, nes visiškai neturėjau kada praeitą savaitę nieko nufilmuoti. Nes darbų buvo, tai grįžo tos mašinos čia garaže, reikalų pilna. Žodžius. Tai jo, mašinos tokios tvarkingos. Šiaip mėlyna, tai išvis tvarkinga, be jokio defekto grįžo. Visa švari, graži. Truputėlį prasiurbliavom. Žiauriai gerai atsiraudo. Recaro salonas, automatas, didelis telikas, 2 litrai, M-kė, panoramos. Žodžiu, nu, irgi netuščias. Hebra, tik tiek pasakyt galiu, kad šį epizodą tai darysiu trumpą, nes neturėjau kada visiškai pasidaryti visko. Tai čia taip užlėkiau greitai, kad jum nufilmuot, parodyt, ką mes čia nupirkom. Tai va taip. Tai grandinė vietoj, stūmai kaip ir netrūkę. Imsim variklį ir žiūrėsim indiklus. Greičiausiai tie bus prasukti. Kas nutikė? Baigėsi kuras. Taip linksmai pradedam visą rytą. O man nieko, tu man nesakyk geriau, karoči. Nu čia rytas tai geras, matau, prasideda. Tiesiog gal nepilda čia, čia mėlynų trojkit šios bakas, ne? Jo, kaip įtušti. Sakė, čia policija iškvies kažkas man. Kodėl? Nežinau, čia sustojau, karoči, sako, ką čia vyrai daro, sako, ką matuojat su tom kamerom. Sako, maniau, taršą matuojat kokie gal. Atvažiavo dar vienas, pažiūrėjau į mušę. Tiem, sako, policija iškvies čia reikia, sako. Svarbiausiai meškerių. Čia važiuojam pas Norkų, man atrodo. Kur šitas raktas? Parašei sau ir net negalvoji jos išleisti į dienos šviesą. Kodėl? Palaukdam, aš užlinkau koks siurblys. O tada tai būtų fainai. Čia dabar kol užtems. Čia vaikelis, čia dar tu nuo namų važiavai su filtre kuro tik tai buvo. Ką, nori, kad aš pakomentuočiau? Nežinau, tai jau už kur man greičiau. Aš galiu vadinti ant starterių važiuoti. Nežinau, kaip toli nuvažiuosi. Nu prašau, labai prašau.
Mažutė. Čia flako reikia. O! Ačiū tau. Sorry, žiūrėdam. Ajas. Aš taip ir galvoju, kad čia. Nu, čia dienukė šiandien bus normaliai. Dabar reikia važiuoti variklį pasiimti F11 iš remonto, spynos neveikia, tai sutvarkė. Jo. Tai sutvarkė F-kę, keleivio pusės visos spynos dabar jau veikia. Vairuotojo pusės viena spyna, jinai buvo užstrigus ir klausė vyrukas, ar ardyta prasme, ar jūs patys pasidarysit. Tai sakėm, kad patys pasidarysim. Tai reikės atsidaryti duris galinės ir pasikeist spyną. Pakeitus spyną turėtų viskas veikti. Tai jo. Tai ką, dabar varysim pasim motorą. Reikia rinktis tą motorą, šiandien būtų gerai apsirinkti ir ant pagalvių pasistatyti, būtų labai super. Taigi galim atvažiuoti ant pietų, tai pakrautų su kažkokiu kastuvu. Tai važiuojam, įsikrausim, čia nėra ką, kai marį, tai kitą kitą tolį, pėdį. nesam užgyvat. O čia želsvoj? Tie. Nu, zdarovo. Davai. Pasikrovėm motoriuką. Gerai, kad galimybę turim, gražiai sakė. Tikrai niekur nedings. Pasižiūrėsim grandinės pirmą. Jei grandinės viskas tvarkoj, tai manau renkam ir dedam atgal į mašiną. Nu, geležinės nugaros. Įsinešam bent ant čia. Bandyk ant šito, jei nori. 1, 2, 3, opa! Opa, dėdam. Gruso? Ne. Nu, pavažiuok atgal. Dar, gali jau atgal važiuot pilnai. Važiuok. Viskas gerai. Važiuojam. Leis. Dar. Nu, jau prieisi gal? Ai, čia atsisuksi šitą? Jo. Kažkas tai tikrai. Jau gerai daryti.
Parsidavė trečiukas, atvažiavo Latviai ir išsiveža. Mėlyną parsidavė už 6000, nupirkom už 5,1 kažkur. O šitą Juoda gavosi. apie kažkas 3,1 ir variklis. 3,1, 3,2 kažkas Jo, tai tapusi. apie- Variklis 700. Jo, tai planuojam apie 5, kur gaudavo tiek, būtų gerai. Va, eisim pasivalyti, Tomas jau pradėjo. Ir mesim į skelbimus.